Žmogus yra gan toks padaras. Kol jo asmeniškai nepaliečia, tol jis net mažiausio pirštelio nepajudina. Atsakomybė už orą, kuriuo mes kvėpuojam visi. Atsakingi už gruntinį vandenį, kurį visi geriam, ir maistą, kurį valgom. Tai laba diena, Laba diena. Valentinai. Kaip tau Ukmergė laikosi? Puikiai. Tik tai biškutį dievulis šįmet nelepina. Per daug drėkina. Dabar koks jūsų ūkis? Ūkis yra ekologinis, sėklininkystės. Grinai sėklininkystės. Grinai sėklininkystės. Sėklos yra motiejukai, rugiai sėklai, ruginis vikis sėklai, grikiai sėklai, avižos sėklai. Rimti reikalai? Čia rimti reikalai. Klausykit, tai kiek hektarų iš viso? Jungiam 6 savininkus, 2000 hektarų ekologinių. Oho. Jau berimo nuo 2000 metų nenaudoju plūgo. Tai jūs senas vilkas jau, kaip sakoma, tos berime žemdirbystės. Skamartė, jeigu galima, nerti. Tai einam pažiūrėti jūsų sėklas. Yra 20 aruodų, yra pilama, džiovinama, paskui valoma dalis. Tai kiek jūs per sezoną paruošiate sėklos tonomis? Taip, išeidavo apie 1500. Ir kokia čia sėkla? Čia rugių vykių mišinys. Bet tai vis tiek sėklininkystės ūkį turint, tai yra, reikalų daug. Kaip jau turi būti gan rimta sėjomaina, grįžtamumas į tą patį lauką, nes ekologijoje kultūrinis augalas į ateitį pasidaro nepageidautinas kaip priemaiša. Nes dirvožemio gyventojams reikia valgyti. Aš, kai esu tinginys, stengiuosi juos aprūpinti maistu. Kad jie viską padarys. Jo, viską padaro už mane ir mane aprūpina produkcija. Gerai, o kaip jūs, kaip agronomas, pasakytumėt, kodėl reikia tą anglį kaupti, organinę anglį kaupti dirvožemyje? Ir kai iš Amerikos atėjo ta žinia paprasčiausiai teko bendrauti, pasakė, Valentinai, nežudyk, nes arimu nužudau. Tiek, kam nereikia deguonės, ant viršaus žūsta, ir tada reikia iki 3 mėnesių, kad atsistatytų, tas, kas apačioj, irgi žūsta. Saka, nustok žudyti. Bet tai jūs ir vardas įpareigoja. Kodėl? Nežudyti, o mylėt. O, ką jūs pasakė, tai yra esmė. Vienintelio prieskonio reikia. Meilės. Valentinai, ką esate girdėjęs apie organinės anglies sertifikatus? Užgirdau jau gal kokie 5-7 metai atgal. Tada teko ten nemažai bendrauti. Ir sertifikavimas tas yra suinteresuotumas tuo, kad galima gauti papildomas pajamas už pardavimą. Sertifikatų, kaip sakoma. Taip, sertifikatų pardavimą ir už dyką padaro žemės tyrimus. O jums tai kodėl svarbu? Man tai labai aktualu jausti teritoriją, kas joje vyksta. Nes aš darau tyrimus kas 5 metai, pasitikrinu pagrindinius elementus, kokie vyksta pokyčiai, o čia padarys kartu su finansinis suinteresuotumas. O čia kasmet tuos tyrimus darys? Žinau, kad šiemet darys. Su Insoil jūs bendrovė, taip? Jo. Aha. O teko jiems, vis tiek jie dar turi tokią paslaugą, žalioji paskola vadinasi, kuri yra be palūkanų. Palūkanos dengiamos iš tų sertifikatų. Kol kas gyvenau iš savęs.
Bet dievulis, matyt, šį metą rudenį panorėjo va šitaip, kad teks domėtis daugiau šita paskola, nes apivartiniam lėšom kitais metais bus tikrai jau liūdna, nes derlius nukentė, praktiškai ant pusės. Pusė liko lauke. Vienas dalykas guodžia, kad dirvožėmis padėkos, nes tai organinė medžiaga. Mano gyventojai dirvožėme bus patenkinti. Bet mano kiešeniai nuo to nėra geriau. Valentinai, sakėt, kad dalyvauja 1000 hektarų šitoje programoje. Kiek man žinoma, ir aš kalbėjausi su kolegom, sakė, kad vienam hektare 2 tonos organinės anglies sukuriama. O vieno sertifikato kaina yra maždaug apie 35 eurai. Tai jeigu 1000 hektarų sukuriama, vadinasi 2000 tų sertifikatų. 2000 dauginti iš 35 gaunasi didžiuliai pinigai tokiu atveju. Svetimus pinigus skaičiuoti ir aš mėgstu. Kame dar esmė, kodėl Soil, kodėl ta įmonė, ten gan stiprus agronomai ir konsultantai, gan stiprus. Jie ne tik dėl sertifikatų, bet ir konsultuoja gamybiniam dalimis. Ir gan turi žinių daug. Jums tas padarė įspūdį? Va šitas man labai imponuoja, yra ką kalbėti. O sakykit, tie štai InSoil siūlomi anglies sertifikatai, kiek jie apskritai gali prisidėti prie to, tvaresnio, kaip mes čia kalbėjome, ūkininkavimo? Jeigu kalbant paprastai, tai gan stipri agronomų komanda. Gan stipri, kuri turi daug žinių. Ir kiekvienas gaspadorius gali tas žinias panaudoti savam ūkį. Nes tai kompleksas priemonių. Nėra tokio pačio upelio, tokio pačios vietovės nėra. Viskas yra skirtinga. Pavyzdžiui, kaip jūs sakėte, jums tas labai praverčia dėl to, kad tai bus nemokami dirvožemio tyrimai. Kitiem gal pravers sukaupus pasėliuose tą organinę anglį po 2 tonas iš hektaro. Ir už tai gaus finansinę naudą. Tai čia jau kitas dalykas. Trečia priemonė, kaip čia mes kalbėjom, tai yra žalioji ta paskola, kad tu gali gauti apyvartiniam lėšom be palūkanų. Turbūt tai jūs turėt galvoj tą įvairumą priemonių, nes nėra vienodų ūkių. Jūsų sėklininkystė, kitas augalininkystė, trečias ekologinis. Ką jūs įvardinot, tas skatinamasias priemonės. O InSoil jie dirba ne tik tai su skaitinamosiom šitom priemonėm, ten su kreditais, tuo nuo trečiu, bet jie dirba su konkrečia vietovė ir su konkrečiu gaspadorium, kad tą gaspadorius įgyvendintų. Kaip aš vadinu, tai jau daugiau negu konsultavimas. Kaip dabar jaunimas sako, aukštesnis levelis. Aukštesnis levelis jau. Ilgai svarsčiau, daug tenai diskusijų buvo su jų žmonėmis, bet kai iš bendravimo supratau, kad tai nėra tik ten beprocentinės palūkanos, ne tik kreditai, bet konkretus ėjimas į teritoriją, į vietovę, į dirvą ir su žemės pavyzdžiais, tai apčiuopiami dalykai. Tai jeigu kas nors sakytų, paskambintų jums koks kaimynas, sakytų, Valentinai, mačiau interviu su tavimi. Kaip manai, ar man apsimoka su InSoil prasidėti? Ką atsakytumėt? Pirmas būtų atsakymas, pasiieškok parduotuvės, kur būtų galima nusipirkti kantrybės. Nes tai jau visai kitas kampas į ūkininkavimą. Giliau. Jo. Jeigu tu nusprendėjai giliau gilintis į dirvožemį, tada jau ateis ir finansavimas, ir kreditai, ir taip toliau. Bet jeigu tu prieki pasistatysi šituos dalykus, šaišas. Ką norėtumėt perduoti kolegoms, ūkininkams? Palinkėt norėčiau stiprybės ir kantrybės.
Ir pagrinde meilės tą, ką daro. Nes tą, ką gaspadoriai mes darom, tai yra atsakomybė už orą, kuriuo mes kvėpuojam visi. Nėra atskiro kvėpavimo mieste ir kaime oro. Atsakingi už gruntinį vandenį, kurį visi geriam, ne tik ūkininkai, bet ir miestas geria vandenį. Ir maistą, kurį valgom, kad ten kuo mažiau būtų tų likučių. Žmogus yra gan toks padaras, kol jo asmeniškai nepaliečia, tol jis net mažiausio pirštelio nepajudina. Tai vat, mūsų gaspadorių atsakomybė yra šitas dalykas. Ką mes auginam, kaip mes į tai žiūrim.